iš tikrųjų turėti nors tokį auditorinį kontaktą su gerbiamais kolegomis, epidemiologais ir tiesiog parodyti, kas vyksta realiam klinikiniam gyvenime. Iš tikrųjų, toksoplazmozė suneramino, kadangi ir Vilniaus mieste, ir Lietuvoje yra diagnozuota įgimta toksoplazmozė, yra akių toksoplazmozės problematika ir imunokompromisinių asmenų toksoplazmozė. Ir klinikinė toksoplazmozė iš tikrųjų protrukiai. Toksoplazmozė yra būdingi Amerikoje, Kanadoje, Brazilijoje, sakykime, kur pagrindinis yra kiauliena, arklienos mėsos aktualumas, ypatingai nėščiosios moteris, nėščiųjų moterų tarpe. Ir įgimta toksoplazmozė yra aktuali, kadangi 80% yra subklinikinė, asimptominė, dažniausiai būna ir su akių toksoplazmozė su centriniu retinitu. Žmonių toksoplazminė vakcina nesukurta ir komplikuota diagnostika ir gydymas. Ir toksoplazma gondi yra 3 tipiniai genotipai. Antras ir trečiasis paplitęs Pietų Amerikoje, jis yra virulentiškesnis, dominuojant klinikiniam akių pažeidimui. Trečias tipas dažniausiai yra Amerikoje, vakarų Europoje irgi įgimtos toksoplazmozės klinikiniai problematikoje. Ir šiai dienai 90-12 metais dominuoja atipiniai genotipai, jų yra, lyginant su tipiniais, jie yra virulentiškesni ir bent jau Europoje yra paplitę laukinių gyvūnų genotipai ir jie yra kliniškai žmogui agresyvesni. Toksoplazma gondi seronegatyvių moterų sekimas tampa Europoje ir pasaulyje aktualus ir naujų įgimtos toksoplazmozės profilaktikos rekomendacijų ruošimas irgi kaip ir perspektyvoje yra labai prasmingas. Žmonių užsikrėtime šios dienos literatūros apžvalgoje dominuoja kiauliena, pagrindinis infekcijos perdavimo faktorius Europoje ir Amerikoje. Arkliena yra pagrindinis Lotynų Amerikos akių toksoplazmozės perdavimo faktorius ir infekcijos dažniui nereikšmingas kontaktas su ar be katino. Seropozityvus asmuo infekcijos neperduota, nėra dokumentuota ir živ pozityvus asmuo faktai yra su antrinė oportunistinė infekcija aktualus šita grupė žmonių ir didėja įgimtos toksoplazmozės paplitimas naujagimių tarpe. Ypač virulentiškų štamų sukeltos akių toksoplazmozės su regos pažeidimu, aklumu. Profilaktinės kontrolės programos yra taikomos, jei moteris užsikrečia nėštumo metu. Jos yra standartizuotos Prancūzijoje, Austrijoje, Ispanijoje. Amerikoje nėščiųjų programos baigiamos ruošti, yra etinės problemos, svarbios profilaktinės higieninės priemonės ir mokslininkai teigia Montaja, kad liūdniausia tai, kad mes turime medicininės priemonės ir laboratorinius tyrimus įgimtos toksoplazmozės diagnostikai ir gydymui, tačiau jų netaikome. Ir profilaktinės kontrolės programos yra visoms nėščiosioms ir visiems naujagimiams yra būtinas. Atsiprašau už klaidas, sveikas kūdikis yra svarbiausias tikslas šitos programos ir nuolatinė kasmėnesinė kontrolė ir priežiūra yra geras sveikatos garantas, nes, kaip žinote, Lietuvoje pagal išleistas paskutinės metodinės rekomendacijas moteris yra tirtina dėl toksoplazmozės seronegatyvi 3 kartus, į trimestrą 1 kartą. Europos šalyse yra kasmėnesinė patikra seronegatyvių. Pirmas klinikinis atvejis.
10 metų rugsėjo 9 dieną Vilniaus mieste gimusios dvynės mergaitės su įgimta patologija seronegatyviai moteriai užsikrėtusiai antro nėštumo trimestro pabaigoje valgant žalią faršą esant subklinikinėje ligos formoje kaklo simptominiai limfadenopatijai negydytai tirtai pirmą nėštumo mėnesį seronegatyviai. Motinos anamnezė, motina teigia, kad 3 nėštumo mėnesį buvo imtas kraujas iš venos toksoplazmozės infekcijai ištirti, atsakymas buvo neigiamas. Pakartotinai dėl toksoplazmozės tirta nebuvo, 7 nėštumo mėnesį padidėjo limfmazgis veido srityje. Prieš nėštumą ir nėštumo metu mama valgė termiškai neapdorotą mėsos faršą. Buvo diagnozuota maža kraujystė, negydytas dantų kariesas ir pūlinys veido srityje. Antras klinikinis atvejis 12 metų, spalio 24, pacientė 26 metų, 37 savaičių nėštumo, atsiusta iš poliklinikos įtariama ūmi toksoplazmozė. Nusiskundimai atžymi jautrius dešiniuosius kaklo limfmazgius, nekarščiuoja, susirgo rugsėjo 30, 35 nėštumo savaitę, prasidėjo nežymus gripo simptomai, jautė skausmingus limfmazgius, negydyta, atlikti poliklinikoje tyrimai toksoplazmozei, rugpjūčio mėnesį jin buvo seronegatyvi, spalio mėnesį jin yra faktiškai seropozityvi, įvykusi serokonversija, epidanamnezija, žalios mėsos nevartoja, vegetarė, vartojusi daug šviežių daržovių. Objektyviai kaklo dešiniai limfmazgiai už muskulius sternokleidomastoideus padidinti 2,5–2 cm jautrus, vaisiaus tonai normalūs. Ir klinikinė diagnozė vaisiaus kažkokios patologijos nebuvo fiksuota, atsiprašau, aš labai trumpinu. Ūmi gestacinė toksoplazmozė, 3 trimestro serokonversija. Atlikti tyrimai avidiškumas žemas, paskirtas gydymas rovamicinu, nukreipta genetiko ginekologo konsultacijai, trimatei sonoskopijai, vaisiaus pažeidimui vertinti ir amnionocentezijai. Nors 3 trimestre dauguma Europos šalių amnionocentezė retai atlieka. Ir spalio 26 konsultuota atlikta amnionocentezė ir vaisiaus vandenų tyrimas toksoplazma gondi rasta 10 milijonų kopijų mililitre. Ir iš pacientė buvo pervesta tą pačią dieną į pirametaminą sulfadeziną pagal schemą, sonoskopuojant vaisiaus anomalijų nestebėta, galvos smegenų audinys paaiškintas, galvos apimtis normali, pilvuko taip pat, placenta nesusturėjusi, 3 laipsnio subrendimo, vaisiaus vandenų norma. Ir gimdyvė buvo nukreipta į perinatologijos centrą tolimesniam sekimui. 3 klinikinis atvejis, nėščioji, jauna moteris, Vilniaus rajono Nemenčinės gyventoja, nėštumas, pirmas 35 savaičių, skubus gimdymas cezario sekcijos būdu, naujagimis 2500 gramų, 48 cm ūgio, pagal Apgar 90 balų, neurosonoskopija kalcifikatai, cistos, oftalmologas įgimtas uveitas abipusis, kraujo tyrime antitokso G teigiamas, M neigiamas ir tokso A teigiamas. Dauguma Europos šalių visada atlieka tokso G, M ir A, norint paneigti įgimtą toksoplazmozę ir dar tvirtina Westenblotu. Ir taip pat berniukui buvo atlikta toksoplazma gondi DNR likvore teigiama. Ir diagnozė įgimta toksoplazmozė, įgimtas abiejų akių oveitas, atvira ovalioji anga, CNS slopinimo sindromas. Ir gimdyvės tyrimai tokso G atlikti 1520, tokso M 1,5. Antrą nėštumo mėnesį ji buvo seronegatyvi, 32 nėštumo savaitė gydyta akušerijos patologijos skyriuje dėl kraujavimo, epidanamnezė ragauja žalią mėsą, aplinkoje yra katinų. Iš tikrųjų, tas scenarijus, ultragarsinis skriningas, vaisiaus sono vystymasis yra atliekama daug pagal TORC ir serologinis skriningas, tai yra nėščiosios diagnostika, o sonoskopinis skriningas yra vaisiaus vystymosi, vaisiaus patologijos diagnostika. Ir amnionocentezė yra visada atliekama po serokonversijos praėjus vienam mėnesiui. Ir ultragarsas pirminis ir kasmėnesinis.
Ir nėščiųjų priežiūroje yra labai svarbu iš tikrųjų tas serokonversijos nustatymas, pirminės infekcijos patvirtinimas, paskirimas gydymo ir vaisiaus sono vystymosi sekimas. Esant vaisiaus sono vystymosi sekimui daroma amnionocentezė ir iš karto pervedamas į pirametaminą sulfadiaziną. Sulfadiaziną ir pirmo trimestro infekcija visada būna grubi, aš neuždelsiu jūsų laiko, antro trimestro infekcijos perdavimas dažnesnis, bet mažesnė rizika neurologiniam pažeidimui ir trečio trimestro didelė infekuotumo rizika ir žema rizika sunkių neurologinių ligų, bet chorioretinitas gali pasitaikyti. Ir gydyti kaip galima greičiau. Iš tikrųjų yra ir atlikti amnionocentezę yra diskutuotini klausimai ir nėščiųjų toksoplazmozės gydymas yra serokonversijos gydymas, koks yra tikslas – sustabdyti motinos vaisių infekcijos perdavimą, sumažinti gimtos toksoplazmozės komplikacijų riziką. Ir ar galima sustabdyti, iš tikrųjų pirminė gestacinė toksoplazmozė, būdinga parazitemija ir po to kitas filtras yra placenta, placentita, sustorėjusi placenta. Ir išvadoje, kodėl mes turime skrininguoti nėščiąsias, kodėl atlikti prenatalinę diagnostiką, iš tikrųjų mes turime keisti tas paradigmas ir pasisako dauguma klinikinių studijų nuo pesimizmo laukti, negydyti vaisiaus į optimizmą, į gydymą in utero terapiją. Sumažinti vaisiaus pažeidimą, apsaugoti vaisių nuo užsikrėtimo. Ir įgimtos toksoplazmozės monitoringas yra naujagimiai gimę serokonvertuotų moterų, yra įgimta infekcija nepaneigta ir vėlyva gestacinė infekcija galima. Kaip žinoti, kad kūdikis sveikas, yra 1 metų serologinis sekimas, 1 mėnesį, po to kas 3 mėnesiai ir motinos G sekimas, vaikui gimęs antikūnių išnykimas apie 1 metus. Ir nekankinti, nevarginti kūdikio motinos yra ultragarsas gimus, fundoskopija, kompiuterinė tomografija. Ar naujagimis infekuotas, vaisiaus infekcija, M ir A klasės antikūniai 1 gyvenimo dieną ir G klasės antikūnių persistencija. Nes pasyviai, jeigu pasyviai įgyti antikūniai, jie išnyksta, mes dar su docente Lenkauskaitė sekdavome, jie išnyksta apie 6-8 gyvenimo mėnesį šito kūdikio ir jis tampa seronegatyvus. Ir įgimta toksoplazmozė, tikslas, sekimas postnatalinis ir gydymas, liekamųjų reiškinių kontrolė ir pas naujagimį kūdikį yra ilgai trunkanti parazitemija, kuri gali duoti akių pažeidimą, nes serologinė negativizacija 1 metais ir naujas antikūnių pakilimas mažasuose titrose yra siejama su chorioretinito atsiradimu. Ir komentaras, pacientai ir suaugę asmenys pripažįsta, kad įgimta toksoplazmozė yra lėtinė oftalmologinė liga, kur yra prognostiškai palanki, bet tęsiasi visą gyvenimą. Ir dažniausia vaisiaus grėsmė yra ne toksoplazma gondi, bet motinos nerimas. Žiniasklaida, draugai, pažįstami, internetas. Ir iš tikrųjų išvadose galime pasakyti, kad apie 10-12% Lietuvoje yra seronegatyvių moterų ir visas sekimas ir akcentas ir šeimos gydytojų ir specialistų ir ginekologų turi išmokyti, kaip apsisaugoti nėščiai nuo šitos infekcijos nėštumo metu. Ir pacientų keletą žodžių dėl akių toksoplazmozės. 4 kurso studentė išnagrinėjo ligos istorijas konsultuotų pacientų ir iš tikrųjų aš pati nustebau, kad akių toksoplazmozės tikrai yra daug ir jos padidėjo. Ir keletą momentų, kad pagrindinė klinikinė forma yra chorioretinitas, 82,3% yra centrinė, su centrinė lokalizacija, tai reiškia su regos defektais. Ir išvadose faktiškai serga moteris,
sergamumas didesnis socialiai aktyviose amžiaus grupėse, 25-50 amžiaus, dažniausia susirgimo priežastis yra žalios mėsos ragavimas, kiaulienos ragavimas, akių toksoplazmozė pasireiškia centriniu chorioretinitu ir pagrindiniai skundai buvo regos sutrikimai. 2/3 pacientų buvo žemas antitokso G, beveik visais atvejais neigiamas IgM ir silpnai teigiamas IgA. Ir tokso G titro augimas nesusijęs su ligos paūmėjimu. Ir literatūroje, pasaulinėje literatūroje akių toksoplazmozė diagnozuojama tyriant toksoplazmą Gondi PGR metodu, naudojant priekinės akių kameros skystį atliekant paracentezę. Ir darbo ypatumai, kad apibrėžta ta akių toksoplazmozės, centrinio chorioretinito patognominiai pažeidimai ir laboratorinė diagnostika. Kokia yra epidemiologija akių toksoplazmozės, man patiko amerikiečių duomenys, sakykime, matote žalios arba blogai termiškai apdorotos jautienos valgymas, žalios ėrienos valgymas, valgymas namuose gamintos mėsos, darbas su mėsos produktais ir geriamas nepasterizuotas ožkų pienas ir kačiukų laikymas, taip pat žalių jūros gėrybių, austrių, moliuskų vartojimas. Taip atrodo akių pažeidimai esant įgimtai toksoplazmozei, susidaro randai, akių defektai ir jautriausias užsienio literatūros duomenimis vis dėlto intraokulinio antikūnių radimas, ELISA metodu, netgi akių skystyje ieško, daro Westenblotus ir čia yra šveicarų kolegų aktyvios akių toksoplazmozės diagnostinis algoritmas. Ir noriu parodyti seilių testas tokso G sekimui, kada yra vaikučiui paimamas seilių testas antitokso G antikūniams nustatyti pirmuosius 2 gyvenimo metus, jis yra netraumuojamas, netiriamas kraujuje, toks testas yra prieinamas ir jisai yra, turi visai neblogą jautrumą ir specifiškumą. Ir klinikinė diagnozė akių toksoplazmozės yra auksinis diagnostikos standartas, bet laboratorinis patvirtinimas yra būtinas ir imunokompetitingi keletą imunokompromisinių asmenų toksoplazmozė iš tikrųjų yra labai aktuali, nes ir Lietuvoje seropozityvumas yra 60-70% ir man neleis pameluoti ir docentas Braslavskis iš tikrųjų ir daktarė neurochirurgė, kad susiduriama su labai grubia neurologinė patologija esant reaktyvacijai toksoplazminių antrinių meningoencefalitų HAV pacientams. Ir jų tarpe, dėja imunosupresuotų pacientų tarpe, literatūros prancūzų darbai rodo, kad toksoplazma Gondi genotipas dominuoja antrasis genotipas, tas vadinamas virulentiškesnis, laukinis štamas, kuris yra labai sunkiai adaptuojasi šeimininko organizme ir, kaip minėjau, sukuria grubę patologiją. Yra 2 mechanizmai, AIDS ir imuno kitų kompromisinių asmenų reaktyvacija ir perdavimas su transplantantu. Ir klinikinių sindromų yra įvairovė, jie yra mažai specifiški ir biologinė diagnozė yra labai svarbi ir ne tik klinikinis, bet ir radiologinis ištyrimas, radiologinė diagnostika ir serologiniai PGR metodai ir antikūnių ištyrimas. Išvados. Epidemiologija ir diagnozė skiriasi nuo to, ar yra AIDS ar ne imunokompromisinis asmuo ir būtini epidemiologiniai duomenys ne AIDS pacientams. Išvadose toksoplazmozė yra agresyvi parazitozė vaisiui, reikalaujanti nėščiųjų sisteminio skryningo, laiku nustatyta nėščiosios pirminė toksoplazmozė ir paskirtas gydymas apsaugo vaisių nuo rimtų CNS ir akių pažeidimų ir nėščiųjų reguliarus skryningas yra būtinas. Iš tikrųjų, kaip rašė Jakobsas ir atliko labai įdomią disertaciją, kurią man teko Upsoloj susipažinti ir atsivežti iš čia tas nuotraukas ir 1957 metų aplink mus yra toksoplazmų jūra, toksoplazma yra aplinkos ekologinės švaros indikatorius. Iš tikrųjų, ačiū uždėmesį.